Kutaitė. Ir Gintros komandos galimybė. Štai toks smūgis. Komandos ataka. Veiksmas baudos aikštelėje. Lukianšukė. Komanda labai buvo arti to, jog žengtų į kitą etapą. Čia Europoje kol kas Norčelendas. Čia yra galimybė Gintrui. Dabar galimybė smūgiui. Lukianšukė ir galiausiai ramiai sugauna kamuolį greta. Čia yra galimybė. Molly Reis ten. Dabar Norčelend komandos galimybė, smūgis į vartus. Gerai, kad autorė ir į Forul komandos vartus galima prisiminti tą gražų smūgį. O čia Molly Reis. Baudos aikštelėje pajėgos galbūt ir ne pačios gausiausios, bet yra proga ir Veskarup. Dar vienas perdamas, kova antrajame aukšte ir Lukianšukė. Bei puikus pasirodymas per dviejas rungtynes. Gamedė atakoje, jos perdamas, reikia išmušti kamuolį, čia kova dėl kamuolio ir galiausiai Gintra apsigina. Dabar Gintros komandos ataka, Brianna Taylor, galima pasinaudoti varžovių suklydimu ir įvartis. Lauras Penazato, 1-0, Gintra veržėsi į priekį. Fantastiškas smūgis nuos. Čia ne iškart pavyksta, gauna Bongeka Gamedė, jie atsiduria atakoje kaip puolėja ir greta Lukianšukė. Taip pat galime ir Dane vadinti, turi jį ir Danijos pilietybę. Viskas plojimai tribūnose, Gintra triumfuoja ir švęsti galima. Antradienio vakaras įsimintinas UEFA.